Mėlyjei, artėjant gražiausioms žiemos šventėms, sveikinuosi su jumis leidyklos Arpresa ir Readers Digest vardu. Netrukus turėsite išskirtinę progą sužinoti, kas didžiojo žaidimo 17 finale laimės įspūdingus žaidimo prizus. Bendras prizinis fondas net 63 500 eurų. Taigi, pradėkime didžiojo žaidimo 17 finalą. Šiandien laimėtojų išaiškinimą stebi didžiojo žaidimo komiteto pirmininkė Eglė Jančiauskė, uždaros akcinės bendrovės auditorių biuro atstovė Miglė Žygelytė ir informacinių technologijų specialistas Mindaugas Pelionis. Linkiu visiems didžiojo žaidimo dalyviams sėkmės. Pirmiausia, išsiaiškinsime, kam atiteks puikus net 15 000 eurų vertės specialusis prizas. Sveikiname poną Joną Baltramėjūną iš Kauno. Jūs ką tik laimėjote specialų žaidimo prizą 15 000 eurų. Nuoširdžiai džiaugiamės kartu su jumis ir sveikiname. Brangiai, netrukus sužinosime, kas tas laimingasis, kuriam atiteks pats didžiausias organizatorių įsteigtas prizas net 30 000 eurų. Sužinokime, kam šį vakarą sekasi labiausiai. Sveikiname ponę Nijolę Tamašauskienę iš Palangos. Jūs ką tik laimėjote didįjį žaidimo prizą 30 000 eurų. Ir tai dar ne viskas. Kartu su šiuo įspūdingu prizu jums bus įteiktas 5 000 eurų lojalumo prizas už greitą atsakymą. Argi tai ne puiku? Jūs šį vakarą laimėjote įspūdingą sumą, net 35 000 eurų. Nuoširdžiai jūs sveikiname. Išdaliname visus leidyklos Arpresa ir Readers Digest įsteigtus puikius prizus. Su visais nugalėtojais netrukus susisieks žaidimo organizatoriai ir susitars dėl laimėtų prizų įteikimo. Jaukių jums artėjančių švenčių ir iki kitų malonių pasimatymų.